Stereotipai seni kaip pasaulis, o jų atsiradimo priežastis – žmonių skirtingumas. Apsidairykime ir įsitikinkime, ar žmonės iš svečių šalių tikrai kitokie. Sveiki. Daugelis mūsų išgirdę šalį Nigeriją pagalvojame, kad ten žmonės skursta, badauja, negali siekti išsilavinimo, yra nelaimingi. Ar mes nestereotipiškai mąstome? Paklausykite, ką pasakoja Lietuvoje studijuojantis Ernestas Nonso Ezeokeke. Neigiamos žinios sklinda greičiau nei teigiamos. Taigi, jei Nigerijoje atsitinka kas nors gero, niekam neįdomu. Jie nori girdėti tik blogas naujienas, nes jos labiau veikia žmonės. Nemanau, kad Nigerijos valdžia bloga. Tokia valdžia visur, tad manau, viską lemia taip, kaip šalį mokama pateikti visuomeniai. Kitos valdžios negali racionaliai galvoti apie mūsų bėdas. Nigerijoje tikrai nėra viskas taip blogai, kaip atrodo kitiems. Aš tai vadinu kontrastų šalimi. Dėl to, kad tenais nėra aukso vidurio. Ten yra arba labai gerai, arba labai blogai. Tai yra, kad maždaug trečdaliai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Optimistiškais apskaičiavimais pusė, bet tai vis tiek yra daug, iš 150 milijonų. Tai natūralu, kad bus daug ir skurdo, ir bado, ir ligų. Bet yra vėlgi ta kita pusė, kur gamtinių išteklių yra labai daug. Nigerija yra daugelio tarptautinių organizacijų narė. Mūsų ekonomika pakankamai išskirstyta. Orientuojamės į kultūrą, gamtinius išteklius, tarptautinį verslą. Turim beveik visus įmanomus mineralus. Laisvą ekonomiką, kurioje gali valdyti savo gyvenimą. Turim žemės ūkio produkcijos, tokios kaip žemės riešutai. Vakaruose auginama kakava. Išgaunam naftą. Rytuose kasame anglį. Nigerija yra 8 vietoje pagal eksportą naftos. Dujų šiek tiek žemiau, bet vis tiek. Tai yra tie gigantai, kurie turi ką pasiūlyti, tik tai dėl korupcijos yra neteisingai paskirstami pinigai. Negalėčiau pasakyti, kad Nigerija yra varginga šalis. Jos ekonomika, žmonių gyvenimas tikrai apie tai nebyloja. Gyvenau Nigerijoje, susipažinau su jos ekonomika. Taip pat gyvenau kitose šalyse, tad galiu palyginti. Galiu tvirtai teikti, kad Nigerija nėra varginga šalis. Ir nigeriečiai tikrai nebadauja. Tie visi internetiniai straipsniai nėra visiškai muilo burbulas ir kad tai tikrai yra daroma. Tiek yra gentiniai visokie, tarkim, veidų žalojimai, įrėžiant randus, kad pažymėti gentį. Tiek yra dėl komercinių dalykų, kaip ir Indijoje, kad yra žalojami vaikai, kad sukelt gailestį. Bet čia yra ta blogoji pusė ir ta mažoji pusė. Bet yra kiti dalykai, kur žmonės tikrai stengiasi ir dirba ir mokosi ir galvoja, kad jie yra vieni laimingiausių žmonių pasaulyje. Tai turbūt užtenka kai kuriem žmonėm daug mažiau negu Lietuvoje, Nigerijoje. Ir jam tai atrodo laiminga. Užtenka nueiti sekmadienį į bažnyčią, atsimelsti, tarkim, 3-5 valandas ir jie išeina laimingi. Išsimokslinimas nėra standartas, bet anksčiau ir vėliau žmonės susiduria su verslu ir supranta, kad jiems reikia mokslo. Reikia suprasti, kuo galima prekiauti, kokie yra tarptautiniai standartai. Grįžtant prie vietų valdžioje, mokslas taip pat būtinas. Tas pats minėtas mano prezidentas turi daktaro laipsnį. Prieš tai prezidentas berods turėjo tik tai magistro laipsnį, bet tai irgi nėra mažai, sakyčiau. Jeigu įsivaizduosim apie kaip žmonės kalba apie Afrikoje gyvenančius žmonės. Šiaip daug kur yra, kad kaip ir Lietuvoje, magistras pakankamai svarbu, norint užimti postą. Aišku, yra ir tie giminių ryšiai, kurie kažkaip vieni kiti praslysta. Bet norint užimti gerus postus, vis tiek reikia turėti ir parodyti, kad tu kažkokį išsilavinimą turi. Pavyzdžiui, jei nori būti geras darbuotojas, turi turėti atitinkamą išsilavinimą ir iš tavęs tikėsis tobulėjimo. Didžioji dalis žmonių įgyja išsilavinimą Nigerijoje. Jei nori įgyti 2 laipsnį, magistrą ar daktaro laipsnį, derina mokslus su užsienio universitetais. Nigerija turi tikrai nemažai universitetų ir jie yra geros kokybės. Dauguma jų orientuoti į verslo sektorius, nes didžioji dalis verslo Nigerijoje yra privatus. Mūsų šalyje taip pat yra įmonių, kurių akcininkai yra baltieji ir jie gyvena Nigerijoje. Aš nemanau, kad Nigerija pati nemoka tvarkytis.
tiesiog užleido geriau išmanantiems iš pradžių, dabar atsiema savo dalį tarkim, už naftą. Tai, kad atiduoda naftą, žaliavą jie atsiema kažkokį procentą savo. Tai tiesiog jie nedirba, bet susirenka pinigus. Nigerijos gyventojai, kaip ir daugelis afrikiečių, mažai žino apie Lietuvą. Tačiau mūsų laidos herojus čia atvyko manydamas, kad Lietuvoje ir Nigerijoje panašios ekonominės problemos. Ar jūs manote taip pat? Iki. Buvimas tarp įvairių kultūrų žmonių augina supratingumą bei toleranciją visai žmonijai. Tokias iniciatyvas remia Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai.